Labas. Šiandien pagalvojau, kad labai noriu padainuoti ir todėl pasidalinsiu 2 dainomis. Taip, pirmoji daina yra dainuojama kanono principu, tai reiškia, kad galima dainuoti, yra ta pati viena melodija ir galima dainuoti keliomis grupėmis, viena grupė pradeda anksčiau, kita šiek tiek vėliau įstoja ir galima kartoti be galo, kiek tik tai patinka. Daina yra atsiradusi maždaug 16 amžiuje, manoma, ir paplitusi turbūt po visą Europą, nes iš tiesų yra jos versijų labai nemažai ir šiandien padainuosime ją lietuviškai, angliškai, prancūziškai ir vokiškai. Ir tų versijų žodžiai šiek tiek skiriasi prasme, bet sakoma, kad ši daina, jos angliška versija iš tiesų buvo mėgstama, ar gal ir yra mėgstama, tarp vadinamų kalėdotojų, tų, kurie vaikšto nuo durų iki durų ir gieda kalėdinės giesmes, tikėdamiesi už tai gauti ką nors gero mainais. Tai lietuviška versija dainos, kurią, kaip manau, girdėjote, skamba taip. Nieko namie nėra, nedega šviesa lange ir tyla, tyla, tyla. Ir taip toliau. Ten dar yra daugiau žodžių, kuriuos rasite video aprašyme. Tai, kad išmoktume melodiją, šiek tiek pademonstruosiu praktiškai ir galima bandyti dainuoti kartu. 3-4. Nieko namie nėra, nedega šviesa lange ir tyla, tyla, tyla. Ir viskas. O dabar angliška versija. Tų žodžių versijų yra visokių, rasite internete šiek tiek skiriasi, bet mes padainuokime šitą. Tai skambės taip. Hey ho, nobody home, meat no drink, no money have I none, yet will I be merry, very merry. Ir kartojame ir vėl, daug kartų. Prancūziška versija yra tokia. Vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des crampons, joie du vent qui passe allant dans le grand. Vokiško dainos varianto šiek tiek truputėlį skiriasi melodija, bet labai nedaug. Jis skamba taip. Hey, jo, spann den Wagen an, denn der Wind treibt trägen übers Land. Hol die golden Garben. Štai ir viskas. O dabar galima pabandyti sujungti visas 4 versijas į vieną. Nesibelsk į duris, už jų tuščias kambarys, ir tyla, 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 yet will I be very merry, Holy golden garden, ir tyla, 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 yet will I be very merry, Holy golden garden, ir tyla, 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 yet we will thrive together as very merry. Holy golden garden, holy golden garden, not you wrong, keep on passing on. Yet we will be together as very merry. Holy golden garden, sommet des campars, joie du vent qui passe à l'onde nous grand. Antroji daina, su kuria norėčiau jūs supažindinti, tai yra net ne daina, o tiesiog tokia kaip taikos malda, galime taip pavadinti, kurią sudaro 3 žodžiai. Peace, angliškai taika, salam, arabiškai taika ir shalom, hebrajiškai taika. Ir daina yra parašyta po rugsėjo 11-osios įvykių. Šią dainą labai paprasta išmokti, tuoj pabandysiu jums padainuoti pagrindinę melodiją. Skamba taip. Peace, salam, shalom, peace, salam, shalom. Peace, salam, shalom, peace, salam, shalom. Dar kartą, pabandykime pažiūrėti, skambės taip. Peace, salam, shalom, peace, salam, shalom, peace, salam, shalom, peace, salam, shalom. Viskas, dabar galima dainuoti kanonu. Peace, salam, shalom, 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 peace,
salam shalom. Peace, salam shalom. O jeigu paprastas kanonas nusibosta, tai galima pridėti dar vieną balsą. Jis skamba taip, prasideda taip pat kaip ir melodija. Peace, salam shalom. Peace, salam shalom. We believe in peace. 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 Ir taip toliau, kartuojam toliau. Ir visą tai kartu skamba taip. Peace, salam shalom. Peace, salam shalom. Peace, salam shalom. Peace, salam shalom. We believe in 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 peace, salam shalom. Jeigu skaitote natas, tai įmečiau kaip tik nuorodą į natas, kurias galite rasti internete ir ten yra ne tik tas 3 ir 4 balsas, jeigu labai norisi padainuoti 4 balsais. Linkiu visiems gražaus laukimo.